Kas yra evidencialumas? Kalbėdami perteikiame nuorodas apie savo žinių šaltinį. Tai yra tai, iš kur mes sužinojame perteikiamą informaciją. Ar patys kalbamoje situacijoje dalyvavome, ar apie ją sužinojome netiesiogiai. Pavyzdžiui, iš nuogirdų, tai yra kitų kalbų, taip pat iš tam tikrų pėdsakų, ženklų arba paliktų padarinių. Žinių šaltinio reikšmės gali būti perteikiamos įvairiomis priemonėmis. Pavyzdžiui, gramatinėmis priemonėmis, tai yra veiksmažodžių formomis, taip pat leksinėmis priemonėmis, tai yra tam tikrais žodžiais. Taigi galime kalbėti apie gramatinę, taip pat ir semantinę evidencialumo kategoriją ir lietuvių ir kitose kalbose. Ankstesnėse lietuvių kalbos gramatikose įvardyjama kaip akivaizdumo kategorija. Imkime porą pavyzdžių. Čia kažkieno būta ir senoji buvusi šneki. Pirmajame pavyzdyje turime formą būta, kuri yra siejama su netiesioginiu evidencialumu. Tai reiškia, kad mes matome tam tikrus pėdsakus ir darome išvadą, kad čia kažkas buvo. Taigi, tokiu atveju netiesioginį evidencialumą galime įvardyti kaip inferencinį evidencialumą. Na, o antruoju atveju, kai turime pavyzdį senoji buvusi šneki, čia turime veikiamosios rūšies formą buvusi ir taip pat perteikiame netiesioginį evidencialumą, tik žinių šaltinis jau yra kitas. Mes remiamės ne pėdsakais, ne paliktomis žymėmis, bet nuogirdomis, tai yra kitų žmonių kalbomis, kad senoji buvo šneki. Netiesioginis evidencialumas galėtų būti siejamas su episteminiu modalumu, nes kalbėtojas, perteikdamas informaciją, nėra tikras, ar tai, kas perteikiama, yra tiesa.